Tai sveiki visi, šiandien servise 007, savaitės pabaigai Mercedes-Benz E550 2011 metai, V8 varikliukas, 285 kW galios. Na ir be abejonės jam yra sumontuota kokybiška Landrenzo Omegas OBD dujinė įranga, apie kurią trumpai ir noriu papasakoti bei pademonstruoti. Pats valdymo blokas greta akumuliatorių šitame kampe. E-klasės kėbulė be abejonės su tokiu varikliu vietos yra labai ribotai, labai sudėtingai, taip kad viską sutalpint, įvertinti visus temperatūrinius pokyčius, vibracijas, judesius variklio yra tikrai pakankamai sudėtinga ir daug iššūkių. Tai va, tai tęsiant visus komponentus, ar ne, tai valdymo blokas štai šitoje vietoje, patogiai matomoje vietoje išvestas dujinės įrangos saugiklis. Tam, kad sistema būtų nesudėtinga aptarnauti ir prieiti, turim skystos fazės filtrą bei dujų vožtuvą OMB BFC, be abejonės tvirtai pritvirtinta tam, kad galėtume išvalyti vožtuvą, pakeisti skystą fazę be jokių didelių kažkokių ardymų. Dujinės fazės filtras, vėlgi specialus H tipo, tam, kad ateinantį slėgį iš abiejų reduktorių mes kiek įmanoma suvienodintume ir pasiūstume ratu per dujinius purkštukus, kur mes turim čia tokį gražų ratą sujungę, o dujinius purkštukus pavieniui suguldę po variklį dengiančių gaubtų, todėl gaubtas, kaip mato, dengiantis variklį yra pilnai savo vietose. Priešingų atveju čia tikrai yra pakankamai sudėtinga tos purkštukus talpinti ir padėti. Toliau dujų reduktoriai, čia jų yra netgi du, be jokių ten fantazijų, iliuzijų, kad šitie varikliai važiuoja su vienu reduktorium, patikėkit manim, ten tai yra nerealu ir niekada negali važiuoti, nebent ten važiuoja ant 2000 apsisukimų ir niekada akceleratorius nespaudžia su šitą mašiną. Tai va, tai yra sumontuoti du didžiausio našumo Landrenzo L10 Turbo Oversize dujų reduktoriai. Jie yra tarp kitko po šitą lempą, maždaug šitoje vietoje apačioje. Papildomai turim dar sumontavę recirkuliacinį vieną varikliuką, brašlesas originalus dėvėtas Mercedeso varikliukas, tam, kad išgautume didesnę, sakykime, antifrizo cirkuliaciją, tam, kad temperatūra reduktorių būtų stabili, greitai kiltų ir be abejonės, kadangi du reduktoriai, reikia vis laiką išspręsti tą iššūkį, kad temperatūra juose būtų kiek įmanoma vienodesnė. Na, visi dujinės įrangos montavimo darbai servise 007 kaip visada pagal aukščiausios kokybės standartus. Tai reiškia, kad ir kokybiškos žarnos, sąvaržos, komponentai, dujinės įrangos laidynas yra adaptuojamas konkrečiai šiam variklio skyriui. Jeigu pasižiūrėsim į originalius laidus ir čia mūsiškius, tai matysim, kad visi laidai yra sugrupuoti, įvilkti į apsauginės gofras, tos gofros yra izoliuotos, be abejonės kiekvienas kontaktas yra lituojamas tam, kad tų problemų nekiltų nei dabar, nei kažkada galimai ateityje. Tai va, tai tiek apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtukų turim štai šitoje vietoje, kairiau vairo, apvalus, gražus, dailus, be jokių reiškės problemų. Tai pridėsiu be abejonės nuotrauką, jeigu prašiau matosi, galėsite pasižiūrėti. Dujų balionas atsarginio rato vietoje, 75 litrų, labai gražiai užsidaro, tvarkingai, atsiprašau, 80 litrų balionas. Tai jisai čia gražiai, aišku, aplinkui turim dargi nišą ir vietos, kur susidėti galima visas smulkmenas, laidus ir panašiai. Dujų pildymas prie benzino užpilimo vietos, pakankamai patogiai, atsidarom, pilam, kamštelis, viskas estetiškai švaru, tvarkinga, gražu, pasislepia po dangteliu. Tai va, tai tiek apie šį Mercedes-Benz E550 su 285 kW ir 8 cilindrų varikliu. Kaip minėjau, Landrenzo sistema puikiai šiam automobiliui tinka, tikrai važiuoja sklandžiai ir be problemų. Taip, kad jeigu kažkokią panašią jėgainę turit ir galvojat apie dujinę įrangą ir norit kokybiškų sprendimų, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.